Labą dieną, mes pradedam mūsų šou, tai jūsų ištikimas tarnas, techninis prižiūrėtojas Vytenis vežas į puikų objektą. Ar atspėsi, kokį objektą mes važiuosime? Į Kolibrį, labai gražus pavadinimas. Šiandieną mes Kolibryje pilam pamatus. Pamatai ten yra tokie plokštuminiai, nežinau, kaip banketiniai pamatai labiau. Tai pilasi apatinė dalis, atvirkštinė, aš taip vadinu, T forma, su armatūros įsikišimais, kad galima būtų rišti prie jų sieną ir kelti sienas, nes ten yra cokolinis aukštas, pusrūsis. Ir pamatysi, kas buvo padaryta. Per mėnesį, manau, pasistumėjom į priekį. Darbai pasileido, pastatą nugriovėm, iškasėm pamatinę duobę, surišom pamatinę armatūrą ir pilam betoną. Šiandien nuo pat ryto darbai, tai jau keli buvo atvažiavimai, pasižiūrėjimai, pataisimai. Reikia pasitikėti statybininkais, bet prižiūrėti. Čia kaip ir kiekvienas normalus procesas darbė. Kuo daugiau akių, tuo galutinis produktas gaunasi. Ir va, mes matome gražias betono maišyklės, dryžuotas, siurblį betono matom. Ir dar spėsim pafilmuoti, kaip dar vyksta darbeliai, darbukai. Ir sugriausim šiandieną vieną mitą, kad statyboje dirba visi išgėrę statybininkai. Patikrinsim, ar tikrai jie šleivi, kreivi ir su butelio alaus darbe. Tai va, teritorija aptverta, kaip priklauso, Aime betonavimo darbai. Progresas akivaizdus, ką mes matėme prieš tai seną pastatą, kuris čia stovėjo, seno pastato nebėra. Dabar turime iškastą pamatinę duobę ir pilami apatinės dalies pamatai. Ir stebėkime, ar mes šiandieną sugriausime tą mitą. Akivaizdu, mitas sugriautas, darbuotojai be balaus, be butelių, tvarkingai darbuojasi savo ir nemato vargo. Šiai dienai čia bus išpilama apie 40 kubų betono. Tam naudojamas yra betono maišyklė ir siurblys. Čia šitas gražus prietaisas yra vadinamas betono siurblys. Ir jam yra pribėžamas betonas. Čia yra lazerinis nivelyras. Jisai pastatytas, yra nuimtas aukštis ir va tenais, matai, su tuo pagaliu jisai tikrina aukštį, kad vienam aukštyje būtų išpiltas betonas. Šiuolaikinis prietaisas labai patogu. Daug jiem galvoti nereikia. Jie nusistato, nusiema aukštį ir paskui tiesiog dedi ir tau pypsi aparatas aukščiau, žemiau. 5 jau mašinos, mašinoje apie 37 kubai kažkur subėgo betono. Tai dar viena mašina ir bus baigta. Manau, kitą mėnesį pamatysime jau Rūsio sienas visas.